Viltis – tai unikalumo pėdsakas, įspaustas žmogiškoje būtybėje, prigimtyje įrašyta, tobulumui ribų neturinti vizija. Kol esame saistomi silpnybių, sužeidimų, klaidų, galime nedaug. Viltis – tai tarsi Dievo ištiesta ranka, vedanti į pilnatvę ir sielą pasotinanti tapimo tikruoju ir sveiku savimi džiaugsmą. Viltis nėra optimizmo išraiška, tai laisvos valios pasirinkimas, jungtis su neregimąja dvasinė tikrove. Kaip negalime akimis pamatyti pačios meilės esmės, apčiuopti pasiaukojimo, taip negalime pamatyti ir vilties. Viltis tai sprendimas pasitikėti aukštesne būtimi, visatoje amžinai galiojančiais gėrio ir tiesos įstatymais. Sujungę savo esatį su viltimi, esame jos saugomi ir vedami. Tai žinojimas, kad Dievas viską mato. Jam pavesti save ir pasikliauti, kad atsakas bus labiausiai atliepiantis esamą situaciją. Gauname daugiau, nei mokame paprašyti. Mūsų prigimtis sugedusi ir nuolat linkusi į klaidą, neišmanimą, žinojimas ribotas. Esame linkę vadovautis jausmais, tiek gerais, tiek blogais, ir nesieti savęs su aukštesniu gėriu ir transcendencija. Būti vilties žmonėmis reiškia gyventi dėl didesnio tikslo. Jei gyveni dėl malonumų ir materialinių gėrybių, viltis nebus aktuali. Kai visas dėmesys sutelktas į sotų gyvenimą, nebėra laiko nei noro gilintis į tai, kas nei matoma, nei juntamai apčiuopiama. Viltis svarbi ir brangi tiems, kurie negyvena tik šią dieną. Kuriems rūpi, kokį atgarsį turės jų mintis, veiksmai ne tik šiame gyvenime, bet ir anapus jo. Amžinybė prasideda šiandien, o viltis yra ontologinis pagrindas visai egzistencijai. Priešingybė vilčiai – tai rutina. Gyvenimas be dvasios. Žmogus nežino, kokio lygio pavojai gresia taip gyvenančiam. Iš jo gali būti atimta viskas, kas jam brangu, netgi gyvybė, nes jis neturi apsaugos ir netiki, kad blogis ši žmogui priešiška jėga yra reali ir veikianti pasaulyje, tykojanti sielų kaip riaumojantis liūtas. Gyvenimas be vilties yra blaškomas vėjų, madų, politikų, grėsmių, aistrų, užgaidų ir kitų dalykų. Viskas svarbu, išskyrus Dievą. Jam tarsi nebėra laiko. Ir prie tokio požiūrio lengvai priprantama, nes aplinkui atrodo, visi taip gyvena. Viltis yra palanki minties laikysena. Drąsu yra tikėtis vienos ar kitos svajonės, kai aplinka linkusi tikėti tik tuo, ką mato ir ką turi ar nesunkiai gali turėti rankose. Kalbėti apie viltį reiškia būti pranašu. Mąstyti apie tai, kad yra kita, aukštesnė tikrovė. Geresnė būtis, nepažeista nuodėmės skausmo ir liūdesio. Pranašai ir gerbiami ir nekenčiami, paprasti žmonės, gyvenantis kitaip. Galima sakyti atvirkščiai šio pasaulio logikai. Negali likti abejingas, tai arba labai džiugina, arba piktina. Pyktis yra nesąmoningas, visuomet. Per neapsisprendusi žmogų blogis skinasi kelią į gyvenimą, kad galėtų veikti, piktajam reikalingos rankos. Nesąmoningų žmonių vis dar dauguma, todėl dar tiek daug nevilties, nelaimių, smurto. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkui savo pjūtį. Mato Evangelijos 9 skyrius, 37 ir 38 eilutės. Melsti reiškia bendradarbiauti. Melsti reiškia kreipti savo mintis viltinga linkme. Juk jei Dievas galėtų viską nuveikti vienas pats, tai jis taip ir padarytų. Kūryba yra būtis, gimusi iš bendrystės ir meilės. Dievas nori, kad pasaulio perkeitime dalyvautų ir jo kūriniai, sukurtieji pagal jo paveikslą ir panašumą. Kodėl jis turėtų daryti viską vienas pats? O kūriniai kaip karaliai lauktų rankas sudėję visko ant lėkštutės. Dievas yra teisingas, nori į dangų, turi dirbti. Juk ir Dievas dirbo, ilsėjosi tik 7 dieną. Norėti visko už dyką, tai laikyti save didesniu už Dievą. Viltis yra mąstymo triūsas,
tuomet rankų darbas, galiausiai džiaugsmas ir paguoda.